Prieš prasidedant 2015-2016 krepšinio sezonui startavo precedento neturintis Lietuvos fanų komandos projektas. Buvusį Zanavyką Šakiuose pakeitė Vytis, suteikęs sirgaliams unikalią galimybę iš arti įsitraukti į krepšinio ekipos gyvenimą. Fanai iš visos Lietuvos netgi įgijo šansą rinkti komandos starto penketą. Kiekvieną Vyčio krepšininkų žingsnį ėmė fiksuoti specialiai tam skirta filmavimo grupė. Jeigu šitam lygiai žaisti, tik Šakiuose Lietuvoje. Smagu savo kraštovės. Vietinė ateina, kaimynai ateina, palaiko, paklausia po varžybų, kaip ten visokių naujienų, visko įdomu, visą laiką taip yra. Vienu žodžiu galėčiau pasakyti, kad ambicinga. Tikrai nuo pirmos dienos, aišku, kiek buvo žaidėjų, visi dirbo sukandę dantis. Ko gero didžiausio dėmesio nacionalinės krepšinio lygos istorijoje susilaukusi komanda sezoną pradėjo nesėkmingai. Pirmąją pergalę Vyčiui pavyko pasiekti tik ketvirtosiose sezono rungtynėse, įveikus vieną iš šių metų outsiderių – Molėtų Ežerūną Karį. Čia krepšinio supratimo trūksta technikos daugelį elementų, bet jie tikrai stengiasi, šlifuoja tiek, kiek jų jėgose. Kiekvienos rungtynės jiem kažką tai duoda, savitarpio supratimo, daugiau pasitikėjimų vienas kitų, daugiau supratimo, ką daryti, kaip daryti ir kokiu momentu matyti. Nėra to lengvumo varžybų metu, viens kito dar ieškome, nejaučiame paprasčiausiai, su kamuoliu sunkiau. Aš manau, su laiku šitas ateis, bet reikia tik išlaukti. Užuot palaužusi tokia pradžia Vyčiui tapo puikia pamoka. Lyderio vaidmenyje vis labiau ėmė apsiprasti Dovydas Redikas, o komanda greitai paliko pralaimėjimus užmarštyje bei iškovojo 6 pergales iš eilės. Tai aišku, kaip pašnekė su visais, visi gal biški linksmesni. Kiekvienam žaidėjui yra, malonu pelnyti taškų ir kažkiek tu suvoki, kad esi tos komandos lyderis, kažkaip tai vis tiek suvoki ir tu stengiasi padaryti viską, kad ta komanda laimėtų. Daug maloniau buvo tam su Ežerūnu žais, kai tarsi įmetį ten nedaug, bet padarėjau taip tikrai daug gerų dalykų, kad komanda laimėjo ir tikrai tas džiaugsmas visai kitoks. Gruodį ekipa neteko naudingiausio savo žaidėjo. Dovydas Redikas persikėlė į Lietuvos krepšinio lygą. Jo vietą užėmė Ignas Vaitkus, sugebėjęs su Karoliu Brusoku sudaryti itin galingą tandemą ir kartu su komandos draugu įsitvirtinti tarp 5 naudingiausių visos lygos krepšininkų. Vytis tapo nesustabdomas. Ekipa iškovojo net 18 pergalių iš eilės. Noras, fanai padeda visada. Yra nemažai taisytinų dalykų. Atėjus reguliaraus sezono pabaigai baigėsi ir Vyčio pasaka. Kiaurai eina! Ar jūs suprantat? Kiaurai! Lietuvos fanų komanda patyrė 3 pralaimėjimus iš eilės. Namuose nusileido Mažeikiams, svečiuose buvo sutriuškinta Marijampolės Sūduvos, o Vilniuje po pratęsimo netikėtai turėjo pripažinti Vilniaus Perlo pranašumą. Trečiasis iš eilės Šakių Vyčio komandos pralaimėjimas prieš atkrintamąsias varžybas gali šiek tiek ir sukrėsti komandą tokia situacija. Nepaisant keleto nesėkmių, komanda turnyro lentelėje užėmė 2 vietą ir gavo galimybę keliauti tiesiai į ketvirtfinalį, kuriame teko susidurti su 10 poziciją reguliariajame sezone užėmusią Jonavos Petrochema. Šakių Vytis vis dar turėjo visas priežastis tikėtis geros sezono baigties. Tyliai visi pagalvojame, aš manau, bet darbais įrodysim. Pirmiausia, tai reikia papulti į tą ketvirtą, o po to ten, ten vienos varžybos, jei jos pasiseka, tai bus gerai, nepasisekė. Be abejo, tai kaip ir sakėm, čia aukščiausi tikslai yra laimėti šitą lygą ir net negalvojam kažką prasčiau, čia finalinis ketvirtas, daugiau lieka 2 varžybos, pusfinalis ir finalas, taip kad manau, visi šansai ir tik nuo mūsų pačių priklausys, kaip viskas baigsis. Dar kartą per Vyčio ambicijas jau pirmosios atkrintamųjų rungtynėse kirto Jonavos Petrochema, serijos favoritams neleidusi pirmauti nė karto ir iškovojusi pergalę svečiuose. Jonava labai gerai žaidė šiandien, mes kovėmės irgi, atidavėm visi save, balsus prareikėm, bet serija ilga, visko dar gali būti ir mes tikrai nepasiduosim. Jeigu mes neduosim laisvam draugui, tai žinokit bus. Bet suvalgys mūsų žaidimas iš šono. Lietuvos fanų komanda pademonstravo atsigavimo ženklus, serijoje įsiveržė į priekį rezultatų 2-1, tačiau 5-osiose ketvirtfinalio rungtynėse Tadas Sebežiovas iš 10-osios vietos po reguliariojo sezono savo komandą pasiuntė į finalo ketvirtą.
Vytis daug žadėjusi žygį baigė ketvirtfinalio etape, tačiau kitame sezone planuoja sugrįžti su dar didesniais tikslais ir dar labiau Lietuvos krepšinio fanus įtraukiančių formatu. Komandą jau paliko treneris Nerijus Zabarauskas, o komplektacija naujam sezonui bus pradėta netrukus.